Labą dieną. Gana sudėtinga kalbėti po emocingo kolegės iš Ukrainos pranešimo, nes kokios bebūtų problemos Lietuvoje, ar Lietuvos regionuose, ar nacionalinėse medijose, mūsų problemos yra juokingos palyginus su tomis, kurias patiria ukrainiečiai. Va. Turiu sukalbėti šiokią tokią maldą prieš pradėdamas mūsų diskusiją. Mes ją pavadinome Kritę regione ir ji sukėlė tokių keistų emocijų aplinkui šį forumą. Ne pačiame forume, bet aplinkui. Aš pats gavau skambučių iš kolegų regionuose, kurie dirba, ir buvo tokių keistų klausimų. Kodėl jūs taip pavadinot, viskas yra regionuose gerai, nėra tokių jau kritinių problemų, kad čia, reiškia, apie virtusius ąžuolus reiktų šnekėti. O kodėl jūs kviečiat tuos, o ne kitus žmonės? Buvo tokių, sakau, keistų reakcijų ir kartais nelabai suprantamų, man asmeniškai. Va. Noriu pasakyti, iš kur yra viso to šaknys šitos diskusijos. Aš sakyčiau, kad šią diskusiją pradėjo pernai šiame forume dalyvavęs Alytaus FM 99 radijo vadovas Liudas Ramanauskas, kuris šiek tiek pasakojo apie tai, kaip tenka dirbti jo vadovaujamam radijui ir kaip sekasi bendrauti su vietos valdžia jam ir jo vadovaujamiems žurnalistams. Todėl šiandien ir šiemet mes nusprendėm šitą temą tęsti toliau, kadangi ko gero ne vieni mes esam girdėję apie tai, kad regionuose vietinė žiniasklaida, regioninės medijos patiria nemažų problemų su vietos valdžia, būtent su vietos valdžia. Ir tos problemos, kada jos prisideda prie bendrai žinomų, mažėjančių tiražų, pajamų, didėjančių laikraščių pristatymo įkainių, redakcijas privertė neįsivaizduojamai spaustis. Kai kurios, jeigu pasižiūrėsime į kai kurių regioninių medijų redakcijas, tai ten yra po dirbančių 2-3 žurnalistus. Ir jeigu 3, tai visai neblogai. Va, tai tos problemos su vietos valdžia, kada prisideda prie tų problemų natūraliųjų, galima taip sakyti, kurias sukėlė šitas virsmas, interneto, socialinių tinklų atsiradimas, tai jos tampa, reiškia, dvigubai skausmingesnės. Tai va, tai šiandien daugelis jūsų turite Romos Sakadarskio forumo programą. Tai ten nurodyti kiti žmonės, kurie turėjo dalyvauti. Mes čia kvietėm šiemet Anykščių rajono laikraščio Anykšta vadovę Gražiną Šmigelskienę.
bet ji dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti. Todėl jos vietoj yra Anykštos žurnalistas Vidmantas Šmigelskas. Ir žinom, daugelis, kas domisi, žino, kad šios redakcijos oponentas yra teistas Anykščių rajono meras, buvęs teisėsaugininkas Kęstutis Tubis. Buvęs liberalas, dabar Valstiečių žaliųjų sąjungos atstovas ir šios redakcijos santykiai su vietos valdžia yra labai komplikuoti. Paprašysim Vidmantą po kelių minučių papasakot, kaip jiems sekasi. Čia kvietėme Kupiškio laikraščio Kupiškėnų mintys vadovę Nomedą Simėnienę, kuri galėjo papasakot, kaip jų redakcija kariavo kabutėse su tais taip pat nuteistų buvusių rajono merų Dainiumi Bardausku iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Tačiau ji irgi negalėjo atvykti, todėl ją skubiai, už ką esam labai dėkingi, pateikė viešnia iš Šilalės Artojo redaktorė, ponia Angelė Bartaševičienė. Ir paskutinės diskusijos dalyvis, mano senas pažįstamas Arnaldas Malichas, vienintelis iš tikrųjų kritęs regione, prieš keletą metų palikęs jau Tauragės kurjerio redaktoriaus ir bendrovės vadovo pareigas. O jo vadovaujama redakcija savo laiku patyrė specifinius santykius su Tauragės rajono savivaldybės valdžia, kurios viršuje buvo socialdemokratų, liberalų sąjūdžio atstovai. Kitaip tariant, regioninių medijų problemos, kaip rodo pavyzdžiai, visiškai nepriklauso nuo vietos valdžios spalvos ir partiškumo. Vidmantai, aš paprašyčiau trumpai apžvelgti Anykštos istoriją. Nuo ko prasidėjo konfliktas su vietos savivaldybė, kas jį paskatino, kokios buvo priežastys. Malonėkit, prašau. Vis dar turi 3 žiniasklaidos priemonės. Mes leidžiam žurnalą skirtą Utenos apskričiai, aukštaitiškas formatas, laikraštį Anykšta ir portalą Anykšta LT. Bet darbuotojų skaičius nuo geriausių laikų, kai buvo 21, sumažėjo iki 9. Tai lyginant dar, sakykime, esame pakankamai solidus, yra keli rašantys žurnalistai ir techninis kolektyvas. Aš net nesakyčiau, kad Tubio istorija yra išskirtinė. Aš nemažai metų atsimenu situaciją, kai vietos valdžios, jos nori, kad vietinės žiniasklaidos nebūtų. Kai Lietuvoje, regis, yra tendencija, kad valdžia nori pakeisti arba kaip nors priversti rašyti vienaip ar kitaip, bet čia kaimuose yra kita tendencija, kad geriausias žurnalistas tai to, kurio nėra apskritai, kad tai būtų jų raiškos erdvė. Ir dabar ypatingai, kai atsirado internetinės svetainės, savivaldybė turi savo internetinę svetainę ir yra Facebookas, tai matyti yra tas suvokimas, kad mes tada transliuotumėm tokį gėrį grožį į viešumą ir būtų ramu gyventi. Tai su Tubiu jisai dirba 2 kadenciją Anykščių rajono meru ir buvo pertrauka per po jo suėmimo ir teismų 4 metų ir dabar jisai grįžo 2 kadencijai ir labai gražiai ir sėkmingai valdo rajoną. Tokie rimtesnis, matyt, kažkoks
supykimas prasidėjo po Seimo rinkimų. Matyt, kad jis tuos rinkimus valstiečiai pralaimėjo, Tubis liko Anykščiuose ir ko gero gal tai paskatino nebebijoti vietinės žiniasklaidos, jinai dabar ilgam laikotarpiu jau bus jam nereikalinga. Ir mes išgyvenom tokį keliais etapais spaudimą. Vienas iš jų buvo patvirtinta nauja informacijos teikimo tvarka, kuri kertasi su visuomenės informavimo įstatymu, gal greičiau jį papildo, pagerina visuomenės informavimo įstatymą. Mums pradėjus triukšmauti dėl tos tvarkos ir daugelis Lietuvos žurnalistų pareiškė palaikymą ir tuometinis Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius išsakė savo nuomonę ir lyg ir savivaldybė sureagavo, tada parašė paaiškinimą, kad tai, kas parašyta, tai yra parašyta ne taip, skaitykit visai kitaip ir bus kaip buvo. Ir tvarka liko neatšaukta. Parašėm raštą žurnalistų sąjungai, pats čia dabar esantis Dainius buvo atvažiavęs asmeniškai su Tubiu kalbėtis ir padėti spręsti šią problemą. Tada netgi buvo žadama, kad galbūt žurnalistų sąjunga, jeigu savivaldybė nespręs šito klausimo, iš viso atšauks dalyvavimą Vaižganto premijos steigime, bet nieko neįvyko, pasikeitė sąjungos pirmininkas ir dabar mes jau naujajam parašėm raštą. Tai kaip lydimieji dalykai, tai tarkim važinėdamas po seniūnijas, rajono meras visur pasakoja, kad Anykštos nereikia skaityti. Ir tai yra kaip viena iš jo renginio susitikimo dalių, kad kviečiami gyventojai boikotuoti tą neteisingą laikraštį. Visur traukia vieną klaidą, tą pačią, kurią mes esame tikrai padarę. Jis neturėjo būti labai jau įžeistas ir jam ten kažkas nuo to skaudėti, bet tai yra kaip demonstravimas to, kad Anykšta yra negera. Einant etapais, Šmigelskienė bandė šalinti iš visų esamų komisijų, ten buvo Garbės piliečio vardo komisijos suteikimo pirmininkė ir kultūros tarybos narė rajono. Tai galų galiai jinai iš jų pasitraukė pati, tada kitas etapas buvo, kad lyg tarp kitko tarybai buvo pateiktas sprendimas, kad nebėra privaloma spausdinti tarybos anonsą, tai trumpi skelbimukai. Tai tiek to tokio karo ir dabar vėlgi tas atrodo yra pauzė, nes matyti atsirado didesnių priešų, kaip tik vakar atleista iš darbo ta administracijos direktorė, kuri pasirašė šitą mums tvarką skirtą. Ilgai kalbu, ačiū. Ne, iš tikrųjų esu pats matęs Kupiškio rajono mero Tubio citatą, kad Anykšta labai retai rašo tiesą. Kaip pas jūs, Angelė, kaip jums sekasi Šilaliai? Nes Šilaliai dabar vadovauja meras Bartkus, kuris yra buvęs bendražygis pono Žemaitaičio. Mes sakom Žemaitaičio augintinis. Tai Šilalės ratuojas leidžiamas jau 75 metus, 30 metų mes dirbam savarankiškai, kaip tik šiemet buvo. Ir kodėl konfliktai kyla su valdžia? Todėl, kad laikraštis per visus tos 30 metų yra opozicija valdžiai. Tai nepatinka tiesiog vietiniams politikams, kad juos kritikuojam. Jie galvoja, kad, kaip kolega sakė, kad kai jie ateina į valdžią, jie galvoja, kad mes rašysim tik apie jų gražius darbus. Tai mes visada turim tam pasakymą, kad jeigu jūs norite, jūs patys rašykitės apie savo gerus darbus, o jau mes kritikuosim, tiesiog kritikuosim.
ir kritikuojam ne asmeniškai, bet kritikuojam jų veiklą. Tai jie gal net, sakyčiau, toks savotiškas paradoksas, jie gal labiau norėtų, kad mes nuklystume į kažkokius buitinius dalykus, bet nematytume, kokius sprendimus jie priiminėja. Tai čia tas ir yra pagrindinis konfliktas. Kas keiščiausia, kad per tuos 30 metų keitėsi politinės jėgos, bet požiūris į laikraštį jisai nesikeičia. Kiekviena valdžia atėjusi tikisi, kad laikraštis bus palankus. Tai kai po rinkimų praėjus, ten, sakykime, 1 ar 2 mėnesiams pradedi kritikuoti, tada ir prasideda. O esmė yra to nesutarimo tokia, kad jie atseit baudžia laikraštį, neduodami informacijos. Tiesiog ją blokuoja. Kolega sako, buvo priimta tvarka Anykščiuose tik šiemet dėl informacijos teikimo. Mes 30 metų, turbūt, kai atėjo į valdžią pirmieji Šilaliai, beje, kurie buvo ilgiausiai konservatoriai, nes mes tikrai buvom labai dešinysis rajonas. Tai ta tvarka, tas vadinamas vieno langelio principas, kai visi klausimai patys menkiausi, net dabar nepasakysiu kokio, viskas būdavo per tą vieną langelį. Rašykite raštu, mes jums atsakysime. Tas mes jums atsakysime, tai mes dabar renkame informaciją, tai dabar užtruksim 3 dienas, tai gal užtruksim 6 dienas. Tai žinot, tai viskas tas trukdo darbui. Tai bet mes ir iki šiol taip dirbam, nes tokia yra rajono vadovo pozicija, kadangi specialistai, jie gali nežinoti. Tai jeigu trumpai, bet istorijos yra esmė tokia. Supratau, ačiū. O ar sutiktumėt su kolega, kuris sakė, kad rajono valdžiai geriau iš vis, kad medijos nebūtų? Taip, 100% sutikčiau, nes jie turi Facebookus, jie dabar socialiniuose ir sako, kas skaito tą laikraštį. Skaito, nes mūsų tiražas yra apie 3,5 tūkstančio rajone, kur gyveno vos 20 000 gyventojų rajone. Tai mes manom, kad reikalingas laikraštis, valdžiai atrodo kitaip. Bet čia jų problema, ne mūsų. Sekundė, aš dar apie laikraščio skaitimą. Tai mūsų laikraštyje dabar atėjęs Tūbio užsakymas apie tai, kokia yra bloga administracijos direktorė, kurią jisai atleido. Tai juokaujame, kad tai meras visgi pripažįsta, kad mūsų laikraštis yra skaitomas. Sakot, užsakymas, o kokia forma? Tai yra, už pinigus. Yra užsakomoji medžiaga ir portale, ir laikraštyje. Netgi taip. Ta prasme, informacijos gyventojams neskelbia, bet kai reikia pasakyti, ką dabar galvoja apie buvusią savo kolegę. Supratau. Renaldai, kreipiuosi į tave kaip į laisvą menininką, nes tu jau keletą metų nebesusijęs su žiniasklaida tiesiogiai. Papasakok šiek tiek, kokie buvo Tauragės kurjerio santykiai su vietos valdžia. Mane tiesą sakant, tais laikais buvo šokiravę, nes esam susitikę tarptautinių projektų reikalų kontekste. Jo, laba diena visiems. Ačiū Rytai už pakvietimą. Smagu sugrįžti į šitą bendruomenę, matyti tiek veidų pažįstamų. Jo, jau keletą metų aš tiesiogiai nedirbu žiniasklaidoj ir gyvenu, kaip dabar pats sakau, labai ramų ir įdomų gyvenimą. Tai žiniasklaidoje pradirbau daugiau negu 20 metų, redaktorium tapau 23 metų, nors su žiniasklaida neturėjau nieko bendro, tiesiog tame laikraštyje, į kurį mane pakvietė, tokia buvo situacija prasta, kad jau nebebuvo kam dirbti. Ten buvo 2000 metai, kaip atsimenat, buvo labai didelė krizė, niekam tų laikraščių nereikėjo, aš toks naivolis galvoju, aš čia mes keletą sensacijų kokių parašysim, čia pulšiai, toj tiražai išausi viršų ir taip toliau. Ir 2-3 metais aš supratau, kad arba mes turim uždaryti
arba kažkaip veikti kitaip, nes tikrai niekam nereikėjo to laikraščio. Žurnalistų nebuvo. Aš kai pravėriau redakcijos duris, buvo buhalterė, buvo vairuotojas, maketuotojas ir pusė etato tekstų surinkėja. Nei vienas žurnalisto nebuvo. Pusantro kompiuterio turėjo. Taip per tą 20 metų mes kažkaip sugebėjom sukandę dantis išaukti į vieną didžiausių regioninių laikraščių, modernų, su rimta ir žurnalistika. O grįžtant prie temos apie valdžią, tai su visomis valdžiomis nedraugaudavome, nes draugystė su valdžiomis mes matėm, kad prie nieko gero neprives. Viena valdžia bandė mus nupirkti. Kai nepavyko mus nupirkti, tada nupirko mūsų konkurentą, Tauragiškių balsą, kuris ten jie nuo 46 metų. Kai neturi žalio supratimo, kaip yra valdomas laikraštis, kaip veikia žiniasklaidos principai, jis negali būti sėkmingų projektų. Net ir palaikomas valdiškais pinigais. Ir kokia rajone valdžia bebūtų, ar ten socialdemokratai, ar liberalai, visi visada mus apšaukdavo, kad mes tarnaujam opoziciniam partijom. Jeigu valdžioje yra liberalai, tai sako, jūs socialdemokratai. Jeigu atvirkščiai, tai jūs jau socdemų laikraštis esat. Taip, mes turėjom ten nedidelį akcininką, kuris buvo vienas įkūrėjų 97 metais, jis ten turėjo kelis procentus akcijų, jis buvo socialdemokratas. Tai va čia buvo kabliukas, kaip mumis visada pakišti po tą politinę liniją. Buvo, bet ką dabar padarysi. Mes tą niekad neslėpim, mes visada tai deklaruodavom, mūsų deklaracijose visur internetiniam portalė ir laikraštį buvo nurodyta, kas mūsų akcininkai yra, kiek kas dalių turi. Tai, o prisimenant ten tos tokius nedidelius atvejus, tai tarkim, buvo išrinktas naujas meras, socialdemokratas ir po kelių mėnesių taip jau sutapo, jisai nemažai turėjo nekilnojamo turto mieste. Ir vienas iš verslų laidomo paslaugos, kaip Franko Kruko, ne? Tai ir kažkaip taip sutapo, kad ten pradėjo atsinaujinti viskas. Ten stogas pasikeitė, dar kažkas. Ir mes taip labai nedidelę žinutę parašėm, kad, gražėja mero turtas. Matai, be jokių piktų, be nieko. Meras pradėjo daužyti savo kabinete, susikvietė visą savo politinę komandą ir pasakė, kad kurjeriui neduoti jokios informacijos. Mes nesuprantam, kaip čia yra. Su seniūnais kalbam, su savivaldybės darbuotojais kalbam, visi tyli, kaip vandens į burną prisipylė. Tada mes dar turėjom naglumo, mes su visa redakcija nuėjom, paprašėm susitikimo su meru, su visa redakcija nuėjom į aktų salę, susikvietė politinis jų korpusas, visas administracijos direktorius, mero patarėjai ir pavaduotojai. Ir aš paklausiu, su kuo ir tiesa, merė, kad jūs uždraudėt savo darbuotojams teikti mum informaciją. Meras, kadangi geras melagis, sakė, nieko tokio nebuvo. Tai aš sakau, ar visi girdėjot, kad meras neliepė taip? Visi palinkščio galvom ir nuo tos dienos sankcijos baigėsi. Bet bandymai mumis užgožti, nesibaigė. Tai kaip nepavyko mus nupirkti, tada nupirko Tauragiškių balsą. Kai Tauragiškių balsas jau buvo beveik, jau niekas, tada kiti politikai jau, dešinieji, bandė nupirkti mus, bet kai nepavyko, jie įkūrė savo laikraštį. Tada Tauragiai atsirado trečias laikraštis. Natūralu, kad tas pirmasis numirė. Nes tiesiog 3 laikraščiam nėra vietos. Tada ilgai suskaldė mūsų redakciją, išviliojo darbuotojus, įkūrė kitą redakciją ir tada dar 6-7 metus mes taip konkuravom, kol kolegos suprato, kur ten šuo pakastas. Kai dešinieji gavo valdžią, laikraštis tapo nebereikalingas. Kai aš baigiau karjerą laikraštyje, numirė ir tas jų įkurtas laikraštis. Žinios, jo. Žinių nėra, liko tik tai elektroninis. Tai čia daug galima pasakoti apie tai, kaip buvo skirstomi savivaldos pinigai, kaip vykdavo konkursai, kaip buvo nukreipinėjimas lėšos į vieną laikraštį. Ir visur mes atkovodom savo pozicijas, netgi tada, kai skelbdom informaciją nemokamai, kurią mokamai skelbdavo kitame laikraštyje. Mes sakom, neskelbsim nemokamai, nes mūsų skaitytojams tai reikia žinoti. Vėliau atėjo nauja valdžia, liberalai, faini, jauni, energingi, kaip mes paskui vadinom, tai buvo
Facebookinė politikų karta. Jiem laikraščių nereikėjo, jie visada žiūrėjo į mumis priešiškai, nes, jūs rašot apie blogus, kaip Angelė sako, jūs apie blogus dalykus rašot, o gerų nematot. Tai mes sakom, tai jūs vis tiek ateinat į savivaldą juk daryti gerus darbus, ne blogus, bet blogus mes turim pareigą parašyti, kad čia ne taip yra. Jie tada užsidarė visiškai nuo informacijos teikimo, informacija tik raštiškai, taip jau sutapo, kad užsidarė netgi nuo visuomenės, dabar jau daug savivaldybių, ko gero, pasidarė elektroninius įėjimus ir jau taip paprastai neįeisi. Tai ir visa komunikacija persikėlė į Facebooką. Facebookui dabar moka didelius pinigus, piarina apie savo gerus darbus, apie asfaltuojamas gatves, o laikraštis liko taip, kaip nori, išgyvenk. Aš dar norėjau Vidmanto ir Angelės paklausti, o jūsų tėviškiai, ta prasme, jūsų regionuose, ar buvo mėginimų kažkokias alternatyvas įkurti, alternatyvius leidinius, redakcijas? Pas mus ateidinėjo, dideli pinigai. Buvo Petro Gražulio laikraštis, amžinatilsį Vytauto Galvono laikraštis ir paskui galų gale Valdo Tringūno grupė. Bet visi jie palaipsniui merdėjo ir neišgyveno, nes matyt, kad vėlgi toj žiniasklaidai, regioniai žiniasklaidai labai svarbu yra pats redaktorius ir kolektyvas. Jeigu tu dirbi tik kaip samdomas darbuotojas, tai tau pakankamai sunku išgyventi, kai yra tavo visas gyvenimas, tavo tai yra ir turtas, ir visa tai, ką tu turi, tada tu galbūt kabinies labiau. Tai aš manau, kad mes laimėjom prieš konkurentus dėl to. Taip, buvo ir Šilalėje mėginimas įkurti ir buvo įkurtas laikraštis. Jisai gyvavo tol, kol savivaldybės laimėdavo viešuosius pirkimus ir kol buvo finansuojamas. Po to jisai tiesiog nunyko, nes rašė apie gerus darbus. Klausimas, kuris man kirba porą metų. Kadangi pats esu dalyvavęs kaip vizituojantis žurnalistas projektą Skaidrinam Andriaus Tapino. Ir man visada kilo mintis, tai juk buvo iš tikrųjų regioninės žiniasklaidos dirvožemis, kur regioninė žiniasklaida galėjo pasirodyti, įdėti pastangų ir taip toliau. Prieš mūsų pokalbį aš iš Angelės sužinojau, kad jie tą darė nuolat. O kaip buvo Anykščiuose? Tiesą sakant, kai prasidėjo skaidrinimas, man labai buvo neramu, kad pas mus nerastų, nes ne dėl to, kad man gaila politikų, bet dėl to, kad būtų labai gėda. Tai mes šitos gėdos išvengiam. Ta prasme? Tai jeigu mes po savo nosim nematom, tai gėda mum. Bet kadangi nebuvo šitos problemos pas mus, tai mes nieko blogo nepadarėm, nepražiopsojom. Tas pats ir Šilalėje, turbūt mes nuolat rašėm apie tuos jų čekiukus ir apie tai, kaip vairuotojai pažymėjimo neturintis tarybos nariai važinėja 1000 kilometrų. Tai yra, tyrimas šiuo metu vyksta, bet vyksta dėl tų pačių praktiškai tarybos narių, apie kuriuos mes nuolat rašydavom. Bet ten tikriausiai taip ir baigsis, nes nelabai yra prie ko prikipti per daug. Mūsiškiai buvo labai mažą rezervą nusistatę, ten gal 50 litų ar 60. Okay, supratau. Renaldai? Mes kiekvienais metais visada rašydavom, kas kiek išleidžia ir man visada buvo keista,
kaip jie su tais čekiukais eina, rankioja, yra keli tarybos nariai, manęs klausė, sako, gal tu piliesi kurą, gal tu čekių turi atliekamų, dar kažką. Ir aš sakau, kaip jums su tais čekiukais, ar čia viskas gerai, jūs svetimus gali čekius nešti? Taip, sako, čia mums priklauso, kaip ir priklauso, ar ne? Okei, priklauso, tai priklauso. Ir kai prasidėjo visas šitas skaidrinam projektas, tai aš kiek žinau, aš jau nebedirbau tada žiniasklaidai, bet pas mus labai rimta yra situacija. Ir yra jau nuteistų, yra gražintų, yra nuo viršūnėlių iki tarybos narių, žmonės suskubė gražinti pinigus ir dabar su prokuratūrom daug kas pasirašė taikos sutartį, bet STT savo ruoštų yra jau daugam pateikę kaltinimus ir procesas tik tai įsibėgės. Tauragės, man atrodo, net Gendrui Tapinui su teisininkų pagalba taip ir nepavyko pramušti. Ten buvo taip uždara viskas, kad tik tai prokuratūra ir STT. Tauragė pasimokė iš Pagėgių, kai Pagėgė atvira širdim pateikė visus duomenis ir sudegė patys pirmieji, tai Tauragė iš karto užsidarė. Dar norėjau paklausti, kadangi čia išaiškėjo, radosi tokia aktualija, reiškia, nauja kultūros ministerijos vadovybė, kuri atsakinga ir už paramą žiniasklaidai. Čia dar turim fondo vadovą mūsų forume. Kokie yra jūsų, taip paklausčiau, kiek yra reikšminga ta parama, kurią regioniniai laikraščiai gauna iš valstybės ir kokie lūkesčiai, kiek yra rimų ir nerimų dabar? Visada norėtųsi daugiau. Tai čia esminis dalykas, bet šiaip aš galvoju, kad vėlgi esant dabartiniai situacijai, tai medijų fondas mums yra apskritai išgelbėjimas. Ko gero, aš abejoju, kaip mes kvėpuotumėm, jeigu nebūtų šitos paramos, nes vėlgi, tai tu žinai, tada daugmaž bent jau gali prognozuoti savo biudžetą, galvoti, dėliotis kitus metus, tai suteikia, medijų fondas suteikia saugumo pačiam leidiniui. Nes ir tuo pačiu vėlgi sumažina galimybės manipuliuoti leidiniais vietiniam caram, nes vėlgi yra kas turi sutartis, kas neturi sutarčių su savivaldybėmis ir jų indėlis taip pat būna paprastai į biudžetą ten 10 ar 20 tūkstančių, kuris yra gana reikšmingas mažiem laikraščiam. Tai šiuo atveju, sakau, medijų fondas yra kaip toks savotiškas saugiklis, kur galim išgyventi. Tai taip, medijų fondas, aišku, ypatingai pastaruosius porą turbūt metų už veiklą gaunamos lėšos, tai yra didelė paspirtis ir be abejonės tai sustiprina regioninius laikraščius. Apie perspektyvas mes pasitikim medijų fondu. Aš manau, kad kultūros ministro karjera ilgai nesitęs. Tai tikriausiai viskas bus kaip buvę, kaip mes dirbom su fondu, taip ir toliau dirbsim. Mes teikiam projektus, teikiam paraiškas ir neturėtų turėti įtakos, bent jau aš esu optimistė, tai nežinau. Bet jeigu kariausit su Žemaitaičio politiniais palikuonim. Tai mes kariaujam, bet mes vis tiek fondas su Žemaitaičiu nesusijęs. Ir laikraštis su Žemaitaičiu nesusijęs. Nors jisai tą tendenciją, žinau, net Vilnius žurnalistams yra sakęs, kad jisai turi savo laikraštį. Bet Žemaitaitis daug ką pasako. Patikrinti galima, nes mūsų laikraščio akcininkai yra tik darbuotojai. Ir niekada jokiai politiniai organizacijai laikraštis nepriklausė, nors jau, kaip minėjau, iš tikrųjų jų buvo bandymų ir nupirkti, ir papirkti, ir paimti. Ir dabar, aišku, tikriausiai atsirastų norinčių koją įkelti, bet nesiruošiam.
Renaldai, ką tu manai apie finansinę paramą iš šono? Senai reikėjo tokių dalykų, nes anksčiau, ką mes gaudavom per projektus iš fondų, spaudos, radio, televizijos rėmimo fondų, tai ten buvo ne parama, ten buvo lažas. Ten mes turėdavom taip atidirbti už tos kelis tūkstančius eurų, su tom rubrikom, atsimenu, mes ten apie mūsų kaimelius kažkokius tai rašėm, dar kažkas, tai kiekvieną antradienį buvom įsipareigoję, ten mūsų žurnalistai vos iš proto neišėjo, sako, mes visus kaimus po kelis kartus apvažiavam, žmonės iškalbinom ir vis tiek mes turim kažką pritempinėti, rašyti. Tai suma sumarom, kai paskaičiuodavom, tai mums ne kažkas ir likdavo ten, ta prasme, uždarbio tokio, mes viską išleisdom, kad įgyvendinti šitą projektą. O dabartinis modelis, aš manau, yra labai sveikintinas ir jeigu jis nemažės, o galbūt ateityje tik didės, tai regionų spaudai tai bus tikrai labai didelė paspirtis. Šiaip tik tais norėjau papildyti, kad regionų spauda iš fondo gauna turbūt 38% finansavimo, tai nėra labai daug. Ok, mūsų laikas ištiksėjo, bet aš taip galvoju, kad mes dar keletą minučių iš jūsų pietų atimsim. Kadangi čia yra labai daug žmonių, jaunų žmonių šitoje auditorijoje, aš norėčiau paklausti ypatingai Vidmanto ir Angelės, ką daro jūsų redakcija, kad pritrauktų jaunus žmonės dirbti redakcijose. Suprantu, kad galimybių nėra labai daug finansinių, bet galbūt yra kažkokio kito patrauklumo. Aš neįsivaizduoju, ką galėtų padaryti redakcija, kad jaunas žmogus ateitų dirbti į Anykščius. Šiaip jau nevažiuoja į mūsų miestelį dabar ir gydytojai, ir policininkai, ir mokytojai. Tai kažkaip visi nori likti Vilniuje, sostinėje, bet mums gal tas jaunų pritraukimas net ir nėra aktualus, nes aš ten vienintelis senas tam kolektyve, kiti jaunesni. Tai žodžiu, mes nesam dar labai nusenę. Šiaip potekste to pritraukimo galėtų šiek tiek yra tas toks nuomonės formavimas, kad regionai nyksta. Aš suprantu tos jaunus žmonės, jie galvoja, regionas nyksta, ko aš ten važiuosiu, ką aš ten veiksiu. Tai irgi yra viena iš priežasčių, bet yra kolega, kuris turi jaunų žmonių, bet Ukmergė gal pašonė į Vilniaus. Į Šilalę mes šiek tiek pritraukiam tų jaunų žmonių, parvažiuoja mūsų kraštiečiai, mūsų moksleiviai atlikti praktikos. Būna, kad pasilieka kartais metams ar dviem, bet po to jie vis tiek nori į Vilnių ir būtinai į televiziją, nes galvoja, kad greitai bus žvaigždėm. Tai čia yra viena priežastis, nes į provinciją iš tikrųjų, kaip sakė kolega, nevažiuoja nei gydytojai, nei mokytojai, trūksta specialistų. Tai šiek tiek mes tą problemą turim, iš tikrųjų būtų gerai, kad ateitų tų jaunų žmonių, atėję praktikantai yra tikrai puikiai paspirtis, nes vis tiek ateina jauni žmonės su naujom idėjom, su naujom mintim, tai mes labai jais džiaugiamės. Bet kad ateitų dirbti, tai nežinau, neturiu tiesiog idėjų, kaip pritraukti ir tai nėra finansavimas. Mes išgalim mokėti konkurencingą atlyginimą, bent jau mūsų redakcija. Bet yra kitos priežastys, yra tolimas regionas, yra atokus rajonas, tai jaunimas renkasi didmiestį. Su šitą problemą mes irgi buvom susidūrę ir štai kaip aš sugalvojau ją spręsti, nes žinau, kad žmonių nėra jaunų, tikrai negrįžta, yra, jeigu grįžta, tai labai laikinai apsižiūri, apsiuosto ir vėl išvažiuoja. Tada žmonių mokančių rašyti bandėm taip ieškoti. Irgi nėra. Buvo visokiausių bandymų, su kai kuriais teko iš karto atsisveikinti. Ta, ką mes turėjom branduolį redakcijai, viskas tvarkoj, mes su vietos aktualijom išsisprendėm, bet aš sugalvojau, kad mums reikia ieškoti skambių vardų Vilniuje.
Ir pasitaikė toks projektas, kurio dėka mes pritraukėm tokius korifėjus kaip Lina Kojala, Rimvydą Valatką, Henriką Vaitiekūną, Ramūną Terlecką amžinatilsį. Šitie žmonės projekto dėka turėdavo savo skiltis ir taip sustiprino mūsų ir turinį, ir laikraščio įvaizdį. Bet jeigu tokių projektų ar medijų rėmimo fondas galėtų kažkaip pridėti, kad galėtumėm autorius ir žurnalistus stiprius patraukti iš sostinės į savo leidinius, tai būtų dar didesnė paspirtis. Supratau. Čia Ronaldas kalbėjo apie amerikoniškos organizacijos Internews projektą, kuriame ir aš dalyvavau. Ir iš tikrųjų buvo puikiai galimybė šiek tiek integruoti nacionalinės žiniasklaidos ir regioninės žiniasklaidos pastangas toj misijai. Tai aš labai dėkoju pašnekovam. Gal auditorija turi kokių klausimų? Mes pasidalintume mikrofonais. Dainiau. Galima retransliuoti tave. Ačiū labai kolegoms už pasidalinimą praktikos. Mane domintų iš tikrųjų pozicija regionų žiniasklaidos atstovų kolegų apie tos tokius naratyvus, gal vadinasi dabar dažnai, kad regioninė žiniasklaida neretai minima, ypač kartais Vilniuje turim nuodėmę, jog visa parsidavus arba silpna, arba valdžia gali ten kažkas perimti. Ir štai su naujojo kultūros ministro atėjimu buvo iš karto tokia žinia paleista, kad net ir medijų rėmimo fondas čia kažkaip gali būti greitai panaudotas prieš, taip sakant. Gal galit pakomentuoti iš tikrųjų, ar tai iš tikrųjų taip jau blogai viskas, nes man toks įspūdis, kad mes dažnai mėgstame viską absoliutinti ir apie žiniasklaidą taip pat, ir man atrodo ir medijų rėmimo fondas, ir regionų žiniasklaida arba vietinė žiniasklaida turi žymiai daugiau imuniteto. Ne visa be jokios abejonės, bet didelė dalis greičiau numirs, nei parsiduos. Tai vat, jūsų komentaras apie tą grėsmę, iš tikrųjų, vat, kad čia medijų rėmimo fondas labai greit gali kažką perimti, reiškia privers daryti. Tai aš jau sakiau, kad mes pasitikim medijų rėmimo fondu ir tikrai nemanau, kad jisai pasiduos arba kažkas pasikeis taisyklėse. Taip, regioninė žiniasklaida yra tikrai atsparesnė ir tas naratyvas ar ta nuostata dabar, kad jinai miršta, kad jinai parsidavusi, tikrai yra čia, nenoriu grubiai sakyti, Vilniaus burbulo, bet vis tik eina iš socialinių tinklų. Pati valdžia tą formuoja socialiniuose tinkluose, nes jiems tai yra naudinga, jie menkina laikraštį ir tada vis tiek visuomenė šiokią tokią tą nuomonę formuoja, nes jeigu jūs, esu sulaukusi klausimų, ar jūs jau dar nebankrutuojat, tai šitas eina iš valdžios, nes jie iš tikrųjų susitikimuose sako, ką tas laikraštis, jisai niekas jo neskaito, bet aš minėjau, kad mūsų tiražas, aš konkrečiai šneku apie Šilalę, mes 4 metus bylinėjomės su valdžia, nuo 95 turbūt iki 2000 panašiai, nes norėjau paimti, nenupirkti, bet paimti laikraštį. Tai mes perėjom visų instancijų teismus iki aukščiausio teismo ir visur mes juos laimėjom prieš savivaldybę, mažas kolektyvas. Tai jeigu atsitiktų tokia situacija ir dabar tai padarytume, aišku, laikas kitas. Bet manau, kad nenyksta regionų spauda. Taip jinai sunkiai gyvena, taip jinai sunkiai dirba, taip yra labai problemų daug. Bet jinai tikrai nenyksta, jinai tikrai laikosi ir jinai turi pasitikėjimą. Nes jeigu mes parašytume, užtektų porą numerių parašyti kokių nors, nežinau, nesąmonių, tarkim, sukurti kažką. Taigi skaitytojai nekvailiai, žmonių bendruomenė yra labai kompaktiška. Tai ką jūs čia rašot? Ir tada ateina prenumeratos laikas ir mes matom, ką mes rašom. Tai yra pagrindinis dalykas. Aišku, yra visokių galbūt tų leidinių, bet didžioji dalis, tarkim, nacionaliniai leidėjų asociacijai, kurie priklauso, mūsų yra turbūt ar
28 gal ir jeigu mūsų tiražas bendras yra virš 150 000, tai aš manau yra dideli skaičiai. Tai irgi rodo, kad ta regioninė žiniasklaida jinai yra pakankamai stipri, tik tas formavimas, kad jinai nyksta, kad jinai silpna, kad jinai parsidavusi ir skaudina, ir piktina. Tai norėtume Vilniečių to mažiau gal ar visai nedaryti. Pone Angelė, sakėt, bylinėjotės. O išgalėjot samdyti advokatus? Taip, išgalėjom. Mažinomės atlyginimus, mažinomės honorarus tada tuo laiku, bet mes samdėme advokatą ir taip mes laimėjome. Dėl kažkokios Vilniaus politikos, aš manau, kad net nelabai įsivaizduoju, kaip ta prasme galėtų mum turėti įtaką. Mes visgi, esam, vien jau dėl to, kad esam lokalus leidinys ir orientuojamės į anykščių problemas, o dėl kažkokių įtakų ar bandymų pirkti, bandymų papirkti, būtent tas naratyvas yra leidžiamas ir apie didžiąją dalį turbūt žurnalistų ir spaudos, bet ta bjauriausia dalis, kad niekas nesiūlė tų pinigų, tada būtų galima kelti klausimą, bet aš net neatsimenu paties bandymo, kad ateitų, sakytų kažkas. Nežinau. Kodėl tada veiksmo nedaro, jeigu kalba? Aš ryte, jeigu būtų galima, dar porą žodžių čia, kadangi buvo medijų rėmimo fondas kelis kartus paminėtas, tai esu Ruslanas Iržikevičius, medijų rėmimo fondo direktorius ir tikrai noriu visus patikinti, kad kadangi mes esam labai puikiai apsaugoti įstatymais, tai nemanau, kad bus labai lengva kaip nors įtakoti fondo veiklą, kadangi yra labai daug saugiklių. Tai ir jeigu jau reikės mums pagalbos, jeigu mes pradėsime matyti, kad yra problemų, tai mes apie jas ir kalbėsime ir labai garsiai kalbėsime. O dėl finansavimo, tai taip, tai yra labai svarbu, tai yra mūsų vienas iš pagrindinių prioritetų, būtent regionai. Ir idėja yra ta, kad taip reikia dabar kiek galim labiau regionus paremti finansiškai, duoti tos žuvies, kaip sakant, bet ateis taip pat, mes taip pat kūrime ir instrumentus, kurie padės kurti, darytis meškerės, nes tas taip pat yra labai svarbu. Tai čia, aišku, yra viena iš mūsų fondo idėjų, kad reikės taip pat ir dirbti kartu, kad galėtume ateityje išgyventi tą labai greitai besikeičiančią ekosistemą, kuri, mus visus užgriuvusi, bet turime būti kartu ir eiti į tą rytojų kartu. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Tai ačiū. Ai, dar vienas interesantas yra. Sveiki, trumpas komentaras. Deividas Ridikas, laikraščio Utenos diena, portalo Udena LT, žurnalo Andraja, direktorius, vyredaktorius, leidėjas. Tai antrindamas Angeliai, noriu pasakyti ir paprašyti, kad į visus tokius ir panašius forumus kvieskit mus. Mes tikrai ateisim, dalyvausim, kaip ir manį, ir Seime dalyvaujam. Mačiau, vieną iš organizatorių buvo. Ir mes einam ir dalyvaujam ir visur atėję sakom, kad žiūrėkit, mes esam nepriklausomi. Mes atstovaujam Nacionalinę rajonų miestų laikraščių leidėjų asociaciją. Valdybą esam. Aš pats valdybos pirmininko pavaduotojas. 28 nepriklausomi regioniniai leidiniai. Niekaip nesusijęs su politika. Ir mes visur tą žodį nešam. Ir šitoje vietoje iš tiesų ypatingas dėkui ir noriu pažymėti, kad medijų rėmimo fondas remia tik tai nepriklausomus leidėjus, kurie nesusiję su vietos jokiais politikais, ar leidėjai, ar direktoriai, ar redaktoriai ir taip toliau. Tai šitas dalykas mums yra iš tiesų didelė paspirtis ir jeigu tik tai bus koks nors bandymas keisti kažkokius tai, kaip buvo sukurti, kur mes patys prisidėjom prie kūrimo įstatų ir taip toliau, mes tikrai išeisim su savo visais 150 000 tiražu, išeisim, lygiai taip pat atvažiuosim ir prie prezidentūros ir taip toliau, ir lygiai taip pat ginsim šitą fondą
ta prasme, visom išgalėm, kad jisai būtų, nes jisai yra mum kaip atsvara ir paspirtis išsilaikyti vietoj, ta prasme, ir kur turinį tokį, kokį mes sugebam ir taip, kaip galim daryti. Tai ačiū.